turime patikrą Volkswagen T-Roc. Tik prie kėbulo iškart matom, kad dažai truputį skilnėja, yra pabraižymų smulkių, tai normalu, automobilis nenaujas, dažytos dvi detalės, šios durys ir šios. Šios durys nebuvo kokybiškai dažytos, nes matosi lakas, sulyg čia buvo apklijuota prastai. Glaisto yra iki 600 mikronų šioje vietoje. Salonas tvarkingas, važiuoklė tvarkinga. Ant rato vienas tik smulkus įbrėžimas. Variklės skyriuje matome alyvos prasisunkimą, kurį reikės remontuoti iškart nusipirkus. Po to kitas niuansas, pagalvės varžtai nėra nusukinėti, tai faktas, kad nebus grandinė keista. Dabar turime 140 000 km ridą. Grandinė keičiasi prie 180, 200 000 ridos daugmaž. Remontas kainuos virš 1000 eurų, 1300 maždaug 1000 eurų. Tai reikia numatyti šios niuansus prieš perkant. Taip pat trūksta akumuliatoriaus apsaugos viršutinės. Paplėšyta dangčio apsauga nuo karščio. Daugiau nieko rimto nesimato. Štai toks T-Roco bendras vaizdas. Truputį padažnėtas. Variklio skyriui yra niuansų. Darom diagnostiką, tas drive'as kaip ir atliktas, rimtų problemų nenustatyta. Ką klientas išlošia po mūsų patikros, tai jis žino, kad yra nudažyta. Galinės duris nelabai kokybiškai, yra truputį glaistuotos vairuotojo duris. Variklio skyriui yra alyvos nuotėkis, dėl kurio reikės dėrėtis kainą su pardavėjais. Žino, kad nėra keista grandinė šiam automobiliui, dėl ko taip pat gali su pardavėju dėrėtis kainoje, nes tas keitimas bus būtinas už keliasdešimt tūkstančių kilometrų ir jis kainuos virš 1000 eurų kaip minimum.